Šiandien žiniose Panevėžys skelbia Kalėdų laikotarpio pradžią. Paminėta Tarptautinė neįgalių žmonių diena. Atidaryta Vytauto Tallat Kelpšos skulptūros paroda. Eglutė žydi! Štai šitaip teatralizuota Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija penktadienį prasidėjo Kalėdų laikotarpio pradžia Panevėžyje. Beveik valandą trukusiam Kalėdų eglės įžiebimo renginiui vadovavo Panevėžio miesto meras Vitalijus Atkevičius, kuris sutvisku žaliaskariai susirinkusiai žmonių miniai palinkėjo ramių ir prasmingų kūčių bei linksmų ir laimingų šventų Kalėdų. Mielieji, leiskite priminti, kad mes susirinkome paminėti puikaus laikotarpio. Sekmadienį prasidėjo laukimo metas, o laukiame ko? Kalėdų! Taigi, visus laukti Kalėdų, sutikti jas, leiskite pasveikinti jūs su artėjančiomis Kalėdomis, kurios tegu ateina į kiekvieną šeimą, į kiekvieną kolektyvą, į kiekvieną bendruomenę ir tegu jums užpildo ramybė, gerumas. Dalykimės tuo gerumu visi ir džiaukimės vieni kitais. Ir tegul gyvuoja mūsų miestas Panevėžys. Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija šiemet buvo patikėta vesti Teatro Menas kolektyvui. Šventinę nuotaiką kūrė Besmegenių šeima, Žaliasis miesto choras ir kiti atlikėjai, o įpusėjus vakarui visų džiaugsmui pasirodė ir Kalėdų senelis. Užsienyje besimokantiems studentams pastaruoju metu kyla klausimų dėl privalomojo sveikatos draudimo. Panevėžio teritorinės ligonių kasos specialistai primena, kad prieš išvykdami mokyti šie studentai privalo patvirtinti savo draustumą. Studentams svarbu žinoti, kad valstybės lėšomis draudžiami tie asmenys, kurie studijuoja ES, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose. Jiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje mokėti nereikia, tačiau išvykstant teritorinėje ligonių kasoje būtina patvirtinti savo draustumą. ES šalis informacijos apie juose studijuojančius asmenis valstybiniai ligonių kasai kol kas neteikia. Todėl šie studentai, norėdami būti įrašyti į draustųjų registrą ir tapti apdraustais valstybės lėšomis, turi pateikti ligonių kasai teisę į apdraustumą valstybės lėšomis patvirtinančius dokumentus. Kreiptis į ligonių kasą jie gali patys arba per įgaliotus asmenis. ES, Europos ekonominės erdvės šalių narių ir Šveicarijos aukštosiose mokyklose studijuojantys asmenys, norėdami patvirtinti, kad yra apdrausti privalomojo sveikatos draudimu, turi atvykti į teritorinę ligonių kasą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei mokymo įstaigos išduotą pažymą, kurioje turi būti nurodyta studijų forma. Ši pažyma turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Pažyma turi būti originalas, pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip pirmąją mokslo metų dieną. Šioje mokslo įstaigos išduotoje pažymoje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, turi būti mokslo įstaigos pavadinimas, mokslo metų pradžios data ir taip pat ši mokslo įstaigos išduota pažyma turi būti patvirtinta mokslo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu. Taip pat šioje pažymoje būtinas įrašas, tai yra, kad studentas yra būtent dieninių studijų studentas. Ši pažyma turi būti pateikta lietuvių kalba, su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir paliudytas notaro. Kai kurie studentai vietoje minėtų pažymų į ligonių kasą atneša iš ES šalių aukštųjų mokyklų gautus pranešimus, kuriuose yra informacija, kad asmuo priimtas į aukštąją mokyklą. Pabrėžtina, kad tokie pranešimai nesuteikia pagrindo įrašyti asmenį į draustųjų registrą. Jau vasaros viduryje
studentai pradeda gauti pranešimus, laiškus iš ES aukštųjų mokyklų apie tai, kad jie yra priimti studijuoti į tą ar kitą užsienio šalies aukštąją mokyklą. Prašytume studentų su šiomis pažymomis, su šiais laiškais nesikreipti į teritorinę ligonių kasą, todėl kad teritorinės ligonių kasos specialistai negali vadovautis šitokia pažyma ir nes tai nėra įrodanti studento studijas pažyma. Tai yra tik bendrojo pobūdžio informacija. Panevėžio teritorinės ligonių kasos klientų aptarnavimo skyriaus vedėja apgailestauja, kad studentai savo draustumu dažniausiai susirūpina tik tuo met, kai vyksta kokia nors nelaimė. Jie pradeda skirti draustumui dėmesį tada, kai jau jie susiduria su problemomis. Tarkim, tai būna jau rugsėjo pabaiga, spalio pradžia, ką jie galėtų padaryti tik įstoję. Tada, kai atsitinka draudiminis įvykis arba kai jie sužino, kad Lietuvoje reikia mokėti privalomųjų sveikatos draudimo įmoką savarankiškai, kaip kad neapsidraudusiems asmenims. Primenama, kad pagal galiojančią tvarką studentai yra draudžiami vieneriems mokslo metams, taigi pažymą iš užsienio aukštosios mokyklos į teritorinę ligonių kasą būtina pristatyti kiekvienų mokslo metų pradžioje. Šiandien Panevėžio neįgaliųjų draugijos nariai paminėjo Tarptautinę žmonių su negalia dieną. Minima kiekvienais metais, šiemet sukanka 10 metų, kai vadovauju draugijai, o tuo labiau tai, kad esam lygiaverčiai partneriai miesto bendruomenėje ir, kaip matot, dalyvaujam pašniausiai miesto salėj. Už tai esam dėkingi ir savivaldybė, ir kino centras vadovams, ir tai, kad mes turim galimybę ir tuo labiau mums koncertuos Lietuvos muzikos akademijos solistai. Šios dienos tikslas – supažindinti plačiąją visuomenę su neįgalių žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos sąlygos pritapti visuomenėje. Jiems tikrai yra svarbu, kad jie nesijaustų vieniši, kaip atskira visuomenės grupė ir kad turėtų gal nelygiaverčiai sąlygas, bent minimales sąlygas dalyvauti visuomenės gyvenime, miesto gyvenime, nes ir tai yra galimybė išeiti, pabendrauti, pasidalinti savo skausmais, vargais, rūpesčiais. Nuo 1983 metų buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgalių žmonių problemomis ir beveik po 10 metų, 1992 metų pabaigoje, Jungtinių tautų organizacija gruodžio 3 dieną paskelbė Tarptautinę neįgalių žmonių dieną. Galerijoje 20 atidaryta dailininko Vytauto Tallat Kelpšos skulptūros paroda. Ekspozicijoje galima išvysti pastarųjų 5 metų akmens, medžio, bronzos skulptūras bei fotografijas iliustruojančias monumentaliosios skulptūros kūrinius. Ši mano paroda Galerijoje 20 jau 14 mano personalinė paroda ir aš išimtinai rodau skulptūrą. Šitie darbai yra sukurti per paskutiniuosius 5 metus. Tokie darbai, kurios dar įmanoma įnešti į galeriją, tai yra natūrai atnešti ir pateikti čia, o kiti, kurie yra monumentalūs ir stovi Panevėžio, kitų miestų, kitų šalių viešosiuose erdvėse, tai rodomi fotografijose. Dailininkas Vytautas Tallat Kelpša žinomas kaip monumentaliosios skulptūros, antkapinių paminklų, mažosios plastikos, keramikos, aliejinės ir akrilinės tapybos, piešinių ir grafikos lakštų kūrėjas. Čia yra ir įvairūs ir augaliniai motyvai, ir kažkokie tai truputėlį gal fantastiniai, ir žmogus perfrazuotas savaip, reiškia, mano tiksliau galbūt požiūris į tam tikrą žmogaus ypatybės, gal netgi į ydas, į kažkokius mūsų gyvenimo reiškinius. Kartais galima visiškai per, atrodo, dekoratyvų darbą parodyti savo tam tikrą santykį su mūsų supančia aplinka. Vytauto Tallat Kelpšos kūryba Galerijoje 20 bus eksponuojama iki gruodžio 17 dienos.